Sveiki, šiandienos uždavinių tema yra planimetrija. Kas yra planimetrija, jei negirdėjo, tai planimetrija yra tiesiog geometrijos šaka, kuri nagrinėja du dimensinius kūnus. Tai pavyzdžiui, kvadratas, stačiakampis, apskritimas, trikampis ir visi šitie kūnai yra du dimensiniai. Ir planimetrija yra geometrijos sritis, kuri ją nagrinėja. Ir esu pasiruošęs 5 uždavinius įvairaus sunkumo, bet visi yra gana sunkus ir daugiausiai fokusuojasi į įbrėžtinius, apibrėžtinius apskritimus bei trikampius ir kaip ir jų savybės. Tai šį kartą bus tokie uždaviniai ir manau apie planimetriją, apskritai apie geometriją kelsiu kartą į 2-3 savaitės, kadangi reikia žinoti, kaip spręsti uždavinius, tačiau nereikia ir persistengti, kadangi jų dažniausiai būna bent jau sunkiausiose dalyse tik 1-2 uždaviniai ir prie balo tiek neprisideda, tai reikia juos mokėti spręsti, bet nepersistengti. Tai štai čia uždaviniai ir pradėkime nuo pačio pirmo, tai šitą paimsiu. Lygiašoninio trikampio šoninė kraštinė yra 39, o jo pagrindas lygus 30. Raskite į trikampį įbrėžtą apskritimo spindulį. Pradedame nuo tokios gana paprasto uždavinio ir kas yra svarbiausia geometriniuose uždaviniuose, kad jeigu nėra duota brėžinio, tai pačiam gerai susibraižyti brėžinį, nes kai susibraižai, tada daug labiau pasimato, ką ir kaip rasti. Su formulėm nėra taip sudėtinga, kadangi dauguma jų yra tiesiog formulyne. Brėžinys atrodytų maždaug taip, čia būtų centras ir čia būtų skersmuo. Dabar tai yra įbrėžtas apskritimas, tai galima R rasti iš šitos formulės. S yra lygu P mažoji kart R. P mažoji yra pusperimetris. Pusperimetris tai tiesiog pusė perimetro. Ir kadangi tai yra lygiašonis trikampis, tai perimetrą galima labai nesunkiai susirasti. Tai šoninės kraštinės lygios, tai 39 plus 39 ir dar pagrindas 30, 28. Jeigu mums reikia pusperimetro, tai perimetrą dalinam iš 2, gaunam 54. Ir dabar reikia ploto. Bet mes čia negalim naudoti tos formulės AB sinus alfa, nes nežinom koks kampas. Bet mes turim pusperimetrį ir yra viena formulė ploto su pusperimetriu. Tai trikampio būtų P kart P minus A, P minus B, P minus C, kur ABC simbolizuoja trikampių kraštinės. Tai kraštinės būtų 30, 39 ir 39. Tai plotas S bus lygus 54. Tada 54 minus 30 bus 24. 54 minus 39 15 ir vėl 15. Plotas bus lygus 540. Ir dabar, kai turim plotą ir pusperimetrį, R galime rasti tiesiog iš ploto padalinę pusperimetrį. Tai plotas yra 540, o pusperimetris yra 54, vadinasi R bus lygu 10. Čia būtų atsakymas. Sekantis, stačio trikampio plotas yra lygu 60, o perimetras 40. Mums reikia rasti apie šį trikampį apibrėžto apskritimo ilgį. Atrodytų brėžinys taip pat preliminariai ir centras O būtų čia. Reikia prisiminti, kad jeigu apibrėžiam apskritimą link statų trikampį, tada apskritimo įžambinė BC bus lygi 2 skersmenim. Ir čia, kadangi apibrėžtinis, tai dažniausiai rašome R didžiąją, jeigu įbrėžtinis tada ir mažąją. Ir plotas S yra 60, o perimetras yra 40. Mums reikia rasti R. Tai ką čia galima daryti? Pradžiai pasirašyti pagal Pitagoro teoremą, tai bus BC kvadratu lygu AB kvadratu plus
AC kvadratu. Ir toliau, ką mes galim padaryti, tai surašyti formulę S, kas bus A kart B padalinta iš 2, kadangi tai yra statusis trikampis, vadinasi AB kart AC iš 2. Gausim, kad AB kart AC yra lygu 2S arba 120. Ir ką mums tai duoda? Reikia pastebėti, kad jeigu mes, sakykime, turim AB plus AC pakeltą kvadratu, tai tada gausim AB kvadratu plus 2ABAC plus AC kvadratu. Ir AB kvadratu plus AC kvadratu mes žinom, kad yra BC kvadratu, o 2ABAC bus 120 kart 2 240. Mes turim išraišką, bet mes neturim kam prisilyginti. Tai kaip mums paversti AB plus AC į kažką, kas turi BC? Jeigu perimetras yra AB plus AC plus CB ir jis yra 40, vadinasi AB plus AC yra tiesiog 40 minus BC. Tai šitą išraišką galim įsirašyti 40 minus BC kvadratu ir vietoj AB kvadratu plus AC kvadratu galim atsistatyti BC kvadratu ir vietoj 2ABAC galim įsistatyti 240 ir jau turime lygtį. Čia keldami kvadratu gausim štai taip. Ir kitoj pusėje BC kvadratu plus 240. BC įsiprastina keliant į kitą pusę. Gausim, kad 80 BC įkelsim į dešinę ir tada 200 kem į kairę. Tai gausis 1, 3, 60. Ir BC gausim padalinę, o ir padalinę gausis 17. Vadinasi, BC lygus 17. Dabar žiūrim, ką mums reikėjo rasti. Mes radom dabar skersmenį BC. Mes radom skersmenį, o mūsų prašo apskritimo ilgį. Jeigu skersmuo yra 17, tai ilgis žymimas yra 2πr arba, o 2r yra tiesiog d skersmuo. Vadinasi, c yra lygu I kart D, o mūsų D yra tas pats kas BC, tai yra 17, vadinasi ilgis yra 17π. Ta užduotis styga, kuri kerta apskritimo skersmenį, sudaro su juo 30 laipsnių kampą ir dalyja skersmenį į atkarpas lygias 2,8 ir 7,4. Skaičiuokite stygos atstumą iki apskritimo centro. Brėžinys atrodytų štai taip ir DC čia būtų mūsų styga. Tai vadinasi dalyje skersmenį į 2,8 ir 7,4, tai AE bus 2,8, o EB bus 7,4. Ir mūsų prašo stygos atstumą iki apskritimo centro, tai atstumas nuo stygos iki apskritimo centro bus statmuo. Tada jeigu kalbam apie atstumą, geometrijai tai reiškia, kad tai yra statmuo, nes statmuo bus pats trumpiausias atstumas, tikrasis atstumas. Ir mums pasakyta, kad sudaro 30 laipsnių kampą, vadinasi, šitas kampas. Čia pavadinsiu alfa. Nesimatys, bet alfa lygu 30 laipsnių. Tai ką mums pradžiai rasti? Mes turim šitą trikampį EKO. Tai reikia kažką rasti. O ką mes galim rasti, tai yra EO. EO. Pradžiai sužinoti mūsų visą skersmenį. Tas bus 2,8 plus 7,4. Tai išeina 10,2. Tada AO ir OB ir spindulys bus pusė AB. Tai bus 5,1. Ir dabar tam, kad ras EO, mums reikia iš AO atimti AE. Tada gausim EO. Tai AO, jeigu yra 5,1, tai mes atimam 2,8, mes gaunam 2,3. Gaunam, kad EO yra 2,3 ir tai yra įžambinė. Vadinasi, aš dabar
persibraižysiu truputį. Sakykime, įsivaizduoju, kad turiu tokį vat trikampį ir šitas kampas yra 30 laipsnių. O čia atstumas yra 2,3 ir mums reikia rasti štai šitą kraštinę. Pagal stačiojo trikampio savybę statinis, tai būtų šitas statinis prieš 30 laipsnių kampą, yra pusė įžambinės. Tam, kad mums rast štai šitą atkarpą KO, pagal 30 laipsnių taisyklę jinai bus 1/2 įžambinės EO. Vadinasi, KO bus 1,15. Lygiašonio trikampio pagrindas lygus 48, šoninė kraštinė 30 ir į šį trikampį ir apie šį trikampį apibrėžti apskritimai. Mums reikia apskaičiuoti atstumą tarp apskritimų centrų. Tai prieš brėžinį mums yra pasakyti, kad tai yra lygiašonis trikampis, bet mes nežinom, ar jisai smailus, ar jisai bukas. Tai mums reikia įsiaiškinti, ar jisai smailus ar bukas, nes tada galima nusibrėžti tikslų brėžinį. Tai kaip tai padaryti? Tai įsivaizduokit, kad mes turime lygiašonį trikampį ir pagrindas yra 48, o šonai yra po 30. Tai kaip mums sužinot, koks yra šitas kampas, smailus ar bukas? Tai galima padaryti pasinaudojus kosinusų teoremą. Kosinusų teorema yra c kvadratu, tai čia bus c, 48 bus c, čia bus a, čia bus b, čia bus alfa. Šitas kampas yra lygu a kvadratu plus b kvadratu minus 2ab kosinus alfa. 48 kvadratu yra 2304, a kvadratu ir b kvadratu bus po 900, tai iš viso 1800, minus a kart b minus 1800 kosinus alfa. Tai dabar jeigu atimsim, gausim 504 padalinta iš minus 1800 ir lygu kosinus alfa. Tai reiškia, kad kosinus alfa bus neigiamas. Ir tai jau mums pasako, koks šitas kampas. Kadangi kosinus alfa yra neigiamas, vadinasi, alfa yra daugiau už 90 laipsnių. Jeigu turim ketvirčius, šitam ketvirtį pirmam, kur yra nuo 0 iki 90 laipsnių, kosinusas yra teigiamas. Šitam antram ketvirtį, nuo 90 laipsnių iki 180 laipsnių, kosinusas yra neigiamas. Vadinasi, jeigu kosinusas yra neigiamas, tai kampas alfa yra tarp 90 laipsnių ir 180 laipsnių. Taip sakant, jisai yra bukas. Tai žinant situaciją, kad šitas kampas bus bukas ir lygiašonis trikampis bus bukas, galima braižytis brėžinį, tai tu jau nusibraižysiu. Tai brėžinys atrodytų taip, mes turim ABC lygiašonį trikampį ir įbrėžę apskritimą ir aplink apibrėžę apskritimą. O mums reikia rasti atstumą tarp apskritimų centrų, vadinasi, mums reikia rasti O1O. Ir kadangi tai yra lygiašonis trikampis, tai jie bus vienoj tiesiai. Vienoj va čia yra statmuo, BE yra statmuo, tai jie bus vienoj šitoj BE tiesiai. Taip, ir mes turim, kad čia yra 30, čia yra 30 ir visas AC yra pagrindas 48. Tai iškart reikia pradėti galvoti, ką mums reikia surasti, kad mes gautumėm O1O. Tai jeigu mes rasim BO ir BO1, tai iš BO atėmę BO1 mes ir gausim O1. Tai žinant, dabar žiūrim, ką paprasčiausia būtų susirasti. Matom, kad OB yra tiesiog didelis R. Vadinasi, tai yra didysis spindulys. O kaip mes galime rasti, yra formulė R yra lygu A kart B kart C padalinta iš 4S.
A, B ir C mes turim, kraštinių ilgius mes turim, mes neturim ploto. Mes neturim ploto, bet mes jį labai lengvai galime susirasti ir pagal kokią formulę. Mes galime susirasti pagal formulę šaknis iš P, P minus A, P minus B ir P minus C. Tai mažoji P raidė yra pusperimetris, kaip sakiau, pusperimetris bus lygus 30 plus 30 plus 48 padalinta iš 2 ir gaunasi 54. Toliau plotas čia išeis šaknis iš 54 kart 24 kart 24 kart 6 ir gaunasi 432. Dabar, kai radom plotą, mes galim susirasti R didžiąją. Tai kraštinių sandaugą padalinta iš 4 kart plotas ir čia gaunasi 25, vadinasi mūsų didysis R, OB, iškart galima pasirašyti lygų OB, yra 25. Dabar mums reikia rasti BO1. Matom, kad BO1 yra BE dalis, o BE mes galime apsiskaičiuoti, nes tai yra aukštinė. Nes AE ir EC bus lygus, tai BE galime susirasti pagal Pitagoro teoremą, tai BE kvadratu bus lygu BC kvadratu minus EC kvadratu. O EC bus 1/2 AC, tai 1/2 48, tai 24. Ir čia BE gausis plus minus 18, bet BE yra kraštinė, tai jinai yra didesnė už 0. Tai BE yra lygu 18. Aukštinė turim BE. Dabar tam, kad ras BO, mums reikia iš BE atimti O1E. Bet mes nežinom O1E. O kas yra O1E? O1E yra šito apskritimo spindulys. Ir mes turim plotą, o plotas yra lygus pusperimetriui kart mažo apskritimo spinduliui. Tai iš čia R yra lygu S iš P mažosios 432 iš 54 ir tai yra 8. Tai viskas. Mes turim O1E, mes turim BO ir mes turim BE. Tai dabar, kad ras BO lygu BO, BO1 tai yra lygu BE, kas yra 18, minus mažoji R, kas yra 8 ir tai yra 10. Ir pačioj pradžioj mes sakėm, kad mums reikia surasti BO minus BO1. BO radom yra 25, o BO1 ką tik radom yra 10. Vadinasi, atsakymas bus 15. Ir dabar paskutinė užduotis. Apskritimas, kurio centras yra stačiojo trikampio žambinėje, liečia abu statinius. Skaičiuokite jo spindulį. Kai trikampio statiniai lygus 21 ir 28. Tuo nusigražysiu brėžinį. Brėžinys atrodytų štai taip ir man pasakytų, kad statiniai, tai AB ir BC bus statiniai, yra lygus 28 ir 21 ir 28. Tai mums reikia apskaičiuoti spindulį. Kaip tai galima padaryti iš čia? Tai visų pirma galima pastebėti, kad EODB bus kvadratas. Kadangi čia yra liestinės, tai čia bus statu, čia yra liestinės, tai čia bus statu, vadinasi, ir čia bus statu. Ir OE yra lygu OD, kas yra lygu R. Vadinasi, BD ir EB irgi bus R. Dabar turim tokią informaciją. Ir kaip mums dabar kažkaip progresuoti su šitų uždaviniu? Tai dažniausiai, kai yra tokie uždaviniai, kai nėra duota kažkas tikslaus, kaip apibrėžtas apskritimas, įbrėžtas apskritimas, kur nėra, kaip čia, kur nėra kažkokios tikslios formulės spinduliui, tai tada reikia ieškoti panašių trikampių.
reikia ieškoti panašių trikampių ir tą kvadratą aš būtent tam nusibraižiau, nes galima pastebėti, kad trikampis AEO bus panašus trikampiui ABC. Dėl to, nes kampas A bus bendras, o kampas AEO bus lygus kampui B, lygu 90 laipsnių, vadinasi, jie yra panašus pagal du kampus. Yra panašus pagal du kampus, visi mes galim naudoti proporcingumą. Tai proporcingumą galima naudoti štai taip. AE padalinta iš AB, nes mes AB žinom. AE padalinta iš EB, EO padalinta iš BC. BC ir AB žinom, ir kam yra lygu EO. EO yra tiesiog mūsų R. Visi vietoj EO galime statyti R, vietoj BC 28, tai yra lygu, čia bus 21, o AE. EB yra tiesiog R. Nes čia yra kvadratas, tai EB yra tiesiog R. Kad gaut AE, mums reikia iš viso AB atimti EB. Kitaip sakant, iš AB atimti R, o AB yra 21. Tai vietoj AE mes galim parašyti 21 minus R. Ir dabar tiesiog išspręsti R. Kryžmai dauginant gausim 21 R yra lygu 588 minus 28 R. 49 R yra lygu 588 ir R gausime 12. Čia būtų mūsų atsakymas. Ir visus uždavinius šiandienai planimetrijos mes padarėme. Kaip matot, yra ką pagalvot. Galbūt kai kurių dalykų net nepastebėjot, kol nepaminėjot, galbūt pastebėjot. Bet reikia tiesiog eiti per pagrindinės formulės. Ypač naudinga yra ploto formulė. Šita. Ypač naudinga žinoti, nes gali susirasti tik A, tik B, tik C. Bet yra svarbu žinoti sinusų, kosinusų teoremas, kaip jos veikia. Pavyzdžiui, papraeitam uždavinį, nes gali sužinoti, koks kampas yra, tai kaip reiktų braižyti, nes patikėkit, jeigu nubraižysit kaip smailų trikampį, tada niekas nesigaus, nes aš padariau tokią klaidą, aš pradžiai, kai dariau, tai nusibraižiau smailų trikampį ir galvoju, kodėl man niekas nesigauna. Jo, tai būtinai reikia pasitikrinti. Ir šiaip tokius sustikom minimalius dalykus, taisyklės prisimint. Tai šiandien tiek, ačiū.